Labą dieną. Kaip žinote, 2 dienas, ketvirtadienį ir penktadienį, vyko ES ministrų atsakingų už socialinę apsaugą ir užimtumą neformalus susitikimas. Ir paprašysiu mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskinės trumpai jums pristatyti pagrindinius šio susitikimo akcentus, o vėliau taip pat Europos komisarą poną Laslo Andor. Tai prašau, ministrė. Labą dieną. Šiandien užbaigiame 2 dienas trukusį už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingų ES ministrų neformalų susitikimą. Jo metu ypatingą dėmesį skyrėme jaunimo nedarbo problemai bei aptarėme, kaip derinti socialinės ir ekonominės politikos tikslus. Jaunimo nedarbas ir Europos pameistrystės alijansas. Tai jaunų žmonių bedarbystė yra skaudi problema visai Europai. Jaunimo nedarbo lygis šiuo metu ES siekia daugiau nei 23% ir yra dvigubai didesnis už suaugusiųjų nedarbo lygį. Yra valstybių, kur šis rodiklis perkopia ir 50%. Dėl to ES rinka kasmet netenka milijardų eurų. Kyla rimta grėsmė Europos ekonominiam potencialui ir konkurencingumui. Viena pagrindinių kliūčių jauniems žmonėms susirasti darbą yra tai, kad jie neturi reikalingos darbo patirties arba jų turimi įgūdžiai yra nepaklausus. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad jaunimas reikiamus įgūdžius bei darbo praktiką įgytų jau švietimo sistemoje, o iš jos sklandžiai pereitų į darbo rinką. Tai leistų efektyviau kovoti su jaunimo nedarbo problema. Lietuva, kaip pirmininkaujanti ES tarybai, Europos komisija ir socialiniai partneriai Liepos pradžioje jau pasirašė ketinimų deklaraciją, kurioje numatė, kokių tolimesnių veiksmų bus imtasi dėl taip vadinamo Europos pameistrystės alijanso. Juo būtent ir siekiama užtikrinti, kad šalyse veiktų kokybiški mechanizmai, padedantys jauniems žmonėms įgyti reikalingą darbinę praktiką. Šalių patirtis rodo, kad ten, kur pameistrystės schemos veikia efektyviai, jaunimo nedarbo lygis ženkliai mažesnis. Neformaliame ES ministrų susitikime aptarėme, kad kuriant jas itin svarbus valstybių narių ir socialinių partnerių bendradarbiavimas. Ypatingas vaidmuo tenka darbdaviams. Mokymasis darbo vietoje galimas tik tuo atveju, kai darbdaviai kartu su mokymo įstaigomis rengia pameistrystės schemas, konkrečias mokymo programas bei populiarina šį mokymo modelį. Sutariama, kad kartu neabejotinai būtina kiekvienos valstybės lygmeniu sukurti įmonėms tinkamas sąlygas ir nustatyti skatinamąsias priemonės. Diskutavome, kad šalys narės taip pat turėtų tinkamai išnaudoti ES struktūrinių fondų paramą pertvarkant profesinio mokymo sistemas. Turi būti remiamos ir jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. Toliau norėčiau pakalbėti apie socialinę dimensiją. Būtent šio susitikimo metu taip pat vyko diskusijos, viena iš aktualiausių temų šiai dienai ES, tai apie ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimensiją. Šalys narės ieško sprendimų, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp ekonominių ir socialinių tikslų, kad ekonominė ir socialinė politika papildytų vieną kitą ir stiprintų, o nebūtų atvirkščiai. Aptarta, kad čia turėtų būti stiprinamas EPSCO tarybos vaidmuo. Socialiniai aspektai labai svarbus kaip tik dabar, kai Europa tik pradeda atsistiesti po ją sukrėtusios krizės. Trečioji tema, kuri mūsų neformalaus ministrų susitikimo
metu buvo diskutuojama, tai socialinių investicijų paketas, investicijos į vaikus. Atskirame susitikime 3 šalių ministrai - Lietuva, Graikija ir Italija, Europos komisijos bei socialinės platformos atstovai taip pat diskutavo dėl Europos komisijos rekomendacijų investicijos į vaikus, padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties. Šio dokumento tikslas yra užtikrinti geresnės sąlygas vaikams, efektyviai kovojant su skurdu ir socialinė atskirtimi, kuriant palankės sąlygas jų auginimui ir ugdymui. Susitikimo nariai akcentavo, kad būtina užtikrinti efektyvų visų šalių bendradarbiavimą. Taip pat svarbu, kad būtų vykdoma skurdo prevencija, kuriant kokybiškas darbo vietas, užtikrinant, kad žmonės galėtų derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Nebejotinai turi būti garantuotos ir ilgalaikiais investicijos vaikų skurdo bei socialinės atskirties mažinimui. Šiam tikslui galėtų būti panaudota Europos 2014-2020 metų finansinė perspektyva, derinant ją kartu su nacionaliniais finansavimo šaltiniais. Taip pat noriu pasidalinti informaciją, kad darbo grupėse buvo aptarta, kiek yra efektyvios socialinės investicijos ir kokia yra jų nauda. Taip pat kalbėta apie darbo užmokesčio nustatymo mechanizmus. Pavyzdžiui, diskusijose apie darbo užmokestį iš esmės aptartos 3 pagrindinės temos: minimaliųjų algų nustatymas, darbo užmokesčio indeksavimas ir tai, kaip darbo užmokesčiui daro įtaką ekonomikos augimui. Diskutuojant apie minimaliasias mėnesinės algas, buvo pažymėti labai dideli skirtumai šalyse narėse ir svarstyta galimybė rasti bendrą požiūrį. Iš kitos pusės buvo pabrėžtas poreikis užtikrinti, kad žmonės gautų adekvačias pajamas iš darbo, būtų kovojama su išnaudojimu darbe. Tai yra sritis, kuriuose šalys narės gali pasimokyti viena iš kitos. Na ir aptariant socialinių investicijų efektyvumą ir naudą, pabrėžtas poreikis vykdyti socialinės politikos veiksmingumo stebėseną, keistis gerąją praktiką. Tai tiek trumpai būtų. Ačiū. Ačiū ministrai. Dabar paprašysiu pasisakyti Europos komisarą poną Laslo Andor. Ačiū. Ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Lietuvą su puikiu pradžia ir asmeniškai padėkoti ministrai už svetingumą, už tai, kad surengta ši neformali taryba. Tai labai svarbu. Kita vertus, vakar šiandien vyko tikrai įdomios diskusijos, svarstėme Europos socialinio modelio kai kuriuos pagrindinius elementus. Žinote, kad jau 5 metai, kaip gyvename krizės sąlygoje, todėl Briuselyje ir sostinėse daug kalbama apie ateities Europos socialinį modelį. Ir yra tam tikrų aspektų, kurie itin aktualūs, tai yra kova su vaikų skurdu, kova su jaunimo nedarbu, atlyginimų nustatymas, kurį mes svarstėme vakar. Visi tie klausimai tikrai labai svarbus. Ir daugeliu atveju sprendimai minėtose srityse priklauso valstybių narių kompetencijai. Dar vienas aspektas, kad socialiniai partneriai socialinėje srityje vaidina pakankamai svarbu vaidmenį ir prisideda savo įžvalgomis prie bendros europinės diskusijos. Todėl sąsajos tarp valstybių narių, vyriausybių, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės vis labiau ryškėja. Mes šiandien ryte
prisiminėme keletą labai svarbių dalykų, kurie bus toliau svarstomi rudenį. Jau dabar Europos parlamentas kartu su komisija rengiasi toms būsimoms diskusijoms, o jų tema yra, kaip atkurti ekonomiką euro zonoje, Europos pinigų sąjungos zonoje. Jeigu mes norime iš tiesų, kad ekonominė ir pinigų sąjunga gerai funkcionuotų, mes turime galvoti apie gebėjimą pasiekti pažangos toje srityje. Ir turime plėsti sąjungos, įsivaizduojamas iki šiol ribas, įtraukiant į ekonomikos pinigų sąjungą socialinį aspektą. Kas svarbu? Kas pasakytina šiame kontekste? Pirmiausia, tai reikia kalbėti apie konvergenciją. Per pastaruosius keletą metų mes, ko gero, konvergencijos ir nematėme tiek ekonomikos, tiek socialinių sąlygų kontekste, kaip tik sąlygos ir ūkio augimo tempai ir ekonominė padėtis labai pradėjo daryti skirtingą valstybėse narėse. Kita vertus, mes sugebėjome pasiekti gerų rezultatų, stiprinant valdyseną, derinant geriau europinio semestro kontekste valstybių narių vykdomas nacionalinės politikas. Tokią pažangą matome ir vertiname. Tačiau stebėsenos negalime toliau silpninti, nes reikia dar spręsti užimtumo ir socialinios pusiausvyros stokos problemą. Ekonominė ir pinigų sąjunga, jos reforma, mano galva, taps apskritai europinės integracijos projekto lakmuso popierėliu, išbandymu, nes yra nuomonė, kad jeigu bus apsiribota vien tik tai ekonominė reformos pusė, tai tada reforma nepavyks, nes reikalinga atsižvelgti į socialinius veiksnius, kurie neišvengiamai susiję su ekonomika. Šiandieną, beje, pirmininkaujančiai Lietuvai tikrai pavyko suburti visus ir išryškinti bendrą sutarimą. Aišku, socialinės sritis priklauso valstybių narių kompetencijai, tačiau yra sričių, kuriuose galima dirbti bendrai ir buvo kas sutarta, kad Europos semestro kontekste tikrai reikia užsiimti rimtesnę stebėseną, tam, kad būtų užtikrinta, jog priimant makroekonomikos lygius sprendimus bus atsižvelgta į tuos aspektus, kurie svarbus užimtumo ir socialinių požiūrių ir kurie svarbus tam, kad būtų galima mažinti skirtumus socialinėje srityje tarp valstybių narių. Nebejotinai, kad ekonominės valdysenos stiprinimas reiškia ir geresnę politiką bei atsakomybę už tos politikos rezultatus. Komisija ketina teikti pasiūlymus dėl EPS socialinės dimensijos ir tikiu, kad ateityje valstybės narės imsis visų priemonių, kad socialinė dimensija netaptų mūsų Achilo kulnu, o mums padėtų. Gal turėtumėt klausimą, prašau. Klausimas ministrai. Klausimas ministrai, kaip konkrečiai Lietuvoje dabar bandysite pritaikyti pameistrystės principą ir kaip suviliosite verslą, kad jis imtųsi tokių iniciatyvų? Dėkoju už klausimą. Aš noriu Jums pasakyti, kad iš tiesų verslas yra labai atviras ir tas dialogas vyksta. Be abejonės, kaip ir šiandien buvo paminėta visose diskusijose, kad norint pasiekti rezultato, mes turime eiti į socialinę partnerystę, socialinį bendradarbiavimą. Tai socialinis dialogas neišvengiamai tikrai su verslu bus. Tačiau aš noriu pasakyti, kad ne vien tik šiame procese ir verslas dalyvauja, ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Iš tiesų mes turėtume kur kas plačiau ir kompleksiškiau pažiūrėti, nes tai yra ir švietimo ir mokslo sistemos dalis, tai yra ir ūkio dalis, ir galų gale žemės ūkio dalis. Tai, ta prasme, socialinis dialogas visomis plotmėmis.
Ar teko susipažinti su Lietuvos patirtimi įdarbinant jaunimą? Lietuvoje nedarbas jaunimo 20%. Ar yra ES šalių, kur tas nedarbas didesnis? Ir galbūt to šalys galėtų kažko tai pasimokyti iš Lietuvos įdarbinant jaunimą? Ko galėtų pasimokyti arba ko mums dar reikėtų iš jų pasimokyti? Padėtis Lietuvoje, taip pat ir kaiminėse valstybėse narėse pagerėjo pastaruoju metu. Tačiau iš tiesų teisinga pastebėti, kad per pastaruosius metus Lietuva buvo tarptų valstybių narių, kurioje apskritai nedarbo rodiklis. Nedarbo lygis buvo labai aukštas, o Lietuva buvo viena iš tų 8 valstybių narių, į kurias mes siuntėme specialią komandą, kad pasižiūrėtume, ar negalima būtų užtikrinti dar didesnį, veiksmingesnį struktūrinių fondų lėšų panaudojimą jaunimo užimtumui skatinti. Jaunimo nedarbo lygis neatspindi visos nedarbo ir užimtumo problemos, nes kai mes kalbame apie jaunimo nedarbą, mes pamirštame, pavyzdžiui, tokį veiksnį kaip migracija, emigracija. Nes žmonės išvyksta į kitas valstybės ieškoti naujų galimybių ir tokių galimybių galima surasti. Aš manau, kad laisvo judumo teisė yra esminė mūsų piliečių teisė, mes turime ją gerbti ir saugoti. Ir mūsų piliečiai turi teisę ieškoti darbo kitur. Mes todėl turime skatinti mobilumą, apsaugoti dirbančiųjų teisės, nepriklausomai nuo to, ar yra jie jauni, ar vyresnio amžiaus. Bet užimtumo galimybės turi būti kuriamos visur tam, kad būtų įmanoma užtikrinti ES ekonomikos augimą. Ir čia negalime apsiriboti vien tik tai centrinę ES dalimi, turime kalbėti ir apie labiau į pakraščius nutolusias valstybės narės. Mes ėmėmės tokių pastangų, mes esame pasižadėję kai ką padaryti ir turime savo pažadus vykdyti. O vykdyti jos galima tik glaudžiai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, su verslu, nes tik tokiu būdu mes galėsime iš tiesų įgyvendinti ir jaunimo garantijų sistemą ir kitas iniciatyvas. Lietuva be kita ko bus viena iš valstybių narių, kuri galės pasinaudoti jaunimo garantijų iniciatyvos teikiamais privalumais ir tie 8 milijardai, kurie bus skirti jaunimo garantijų sistemai per artimiausius 2 metus, bus naudojami ir juos bus galima naudoti kartu su struktūrinių fondų lėšomis, kas yra labai svarbu pažymėti. Aš manau, kad visos valstybės narės galės pasinaudoti, teikti savo paraiškas ir dabartiniu metu jau mes pasiekėme tam tikrą pagreitį, kurį reikėtų išlaikyti. Ministrė, aš norėjau paklausti jūsų, ką reiškia jūsų pasakyti žodžiai aptarta minimalios mėnesio algos, konstatuota, kad jos šalyse yra skirtingos ir reikia rasti bendrą požiūrį šiuo klausimu. Darbo grupėje dėl darbo užmokesčio mechanizmų iš tiesų buvo pasikeista įvairiomis nuomonėmis, įvairių šalių patirtimis ir tiesiog vieningų kažkokių nuostatų neprieita, bet tik tiesiog parengtos tokios išvados, kad artimiausių metų bus siūlomos tam tikros rekomendacijos. Socialinė dimensija dabar tapo vienu iš populiariausių žodžių. Ar jūs galėtumėte paminėti 3 pagrindinius dalykus, kai kalbame apie ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį matmenį, kurie būtų svarbus europiečiams ir mūsų piliečiams? Dar vienas dalykas, pasiūlymas dėl minimalios algos ES lygių. Ar tai egzistuoja? Pradėsiu nuo antro klausimo. Vakar klausėmės diskusijos vykstančios tarp valstybių narių. Taip,
Diskusijos išsakytos mintis pasitarnaus būsimosioms diskusijoms, jeigu bus teikiami nauji pasiūlymai dėl minimalių standartų, tačiau kol kas šiuo metu nėra tokių pasiūlymų tarp komisijos būsimų paketų, teiktinų paketų. Tačiau mes kalbėjome apie užimtumo ir socialinį rezultatų suvestinę, kuri būtų paremta analizėmis, kad būtų pateikta informacijos ministrų ir socialinių partnerių diskusijoms, informacijos apie egzistuojančius ES skirtumus. Svarbu tai, kad nepakanka suvokti, kokio masto yra socialinės problemos ir kokio jos pobūdžio arba kokios kilmės. Jeigu bus parengta, sudaryta konkreti rezultatų suvestinė su pagrindiniais rodikliais apie namų ūkių turimas pajamas ir kitus elementus, kitus rodiklius, matysime, kokie yra pagrindiniai, kokios yra pagrindinės tendencijos, kokias grupės būtų galima grupuoti valstybės narės ir būtų galima nustatyti tam tikrus standartus ir planuoti politikos veiksmus, kaip geriausiai būtų galima atliepti ekonomikos ir pinigų sąjungos su socialinė dimensija poreikius. Tai būtent taip dabar mąsto komisija, bet kokiu atveju rengiame komunikatą dėl šių klausimų, kuris pasirodys rudenį, o kol jis nepatvirtintas, mes negalim dar labai konkrečiai kalbėti apie tai, kaip galų gale tie pasiūlymai atrodys. Tačiau turėčiau pabrėžti dar vieną aspektą, kuris jau buvo įtrauktas į komisijos juodraštį apie ekonomikos pinigų sąjungos rekonstrukciją. Tas juodraštis, pateiktas pereitų metų pabaigoje, išdėstė ekonomikos ir pinigų sąjungos proceso reformą, ilgalaikę reformą, kad ta pinigų sąjunga būtų gilesnė, tvirtesnė. Ir ten numatyta galimybė ateityje nustatyti automatinius stabilizatorius ES lygmenį. Europos parlamente štai vos prieš keletą dienų diskusija vyko atitinkame komitete, ponia Bereš tam susitikime pirmininkavo. Štai šiandien su mumis ir į klausimą buvo gilinamasi, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia padėtis nacionalinių lygmenių, kokios problemos ir kokių tolesnių žingsnių ar iniciatyvų ES lygmenių būtų galima imtis, kad problemos būtų išspręstos. Dar vienas klausimas, ministrė, jeigu galima. Europos vadovų taryboje birželio pabaigoje buvo sutarta dėl 6 milijardų, kitais skaičiavimas galbūt netgi 8, jaunimo garantijų iniciatyvų užtikrinti ir jaunimo nedarbui mažinti. Sakykit, kaip ministerija rengėsi panaudoti šias lėšas, nes iš tikrųjų sausį jau startuoja tas periodas, kuriuo metu galima panaudoti ir viskas priklausys tik nuo mūsų, kiek pateisime projektų. Tai nebus kažkokios automatinės išmokos kaip žemės ūkio ar dar kažkam. Tai bus konkretus projektai, kaip tos pinigus galima panaudoti ir juos reikės siūlyti. Ar jau rengėsi ministerija ir kaip, jeigu taip? Dėkuoju už klausimą. Iš tiesų mūsų pirmininkavimo laikotarpiu turbūt tenka ta didžiausia ir atsakomybė, kad būtent garantijų lėšas, jaunimo garantijų lėšas įsisavinti ir paimti pirmaisiais metais, nes taip tik tai mes galėtume pasiekti efektyvumą. Tai iš tiesų visoms valstybėms narėms buvo pasiūlyta parengti planus, kaip jaunimo garantijos, būtent jaunimo garantijų rekomendacijos galėtų būti įgyvendinamos. Lietuva lygiai tą patį daro. Tai taip, kad mes ruošiamės, apart to aš norėčiau dar pasakyti, kad iš tiesų tai yra europiniai
europinės lėšos, europinės investicijos ir tai yra tikrai labai puiku. Tačiau kiekviena valstybė narė taip pat turi ir savo iniciatyvą iš savo biudžetų skirti tam tikras lėšas, kurios suaktyvintų būtent tą užimtumo visą politiką. Tai taip, kad mes ruošiamės ir tikiuosi, kad būsime pasiruošę, bet to mes rudenį kviesime dar politiniai diskusijai ministrus, tiesiog pasidalinti gerąją patirtimi, nes čia, kaip ir jūsų kolegos žurnalistai minėjo, yra valstybių, kur jaunimo nedarbas tikrai siekia 5% ir yra valstybių, kuriuose siekia ir 60 ir 70% nedarbo tas procentas. Tai tokios šalys, sakykime, kaip Austrija ar Vokietija, jie tikrai turi ir to dualaus mokymo puikią patirtį ir mes vakar pameistrystės alijanso darbo grupėje apie tai taip pat kalbėjome. Tai 2 aspektai, kuriuos norėčiau ir 2 žinutės, kurias norėčiau pasakyti, tai diskutuosime ir dalinsimės dar gerąją patirtimį iš tų šalių, kurios turi. Ir antroji ta žinia, kad visos valstybės narės rengia planus įgyvendinimo. Iš tiesų mes intensyviai bendradarbiaujam ir su darbo birža ir ruošiame programas, kuriomis galėsime įgyvendinti jaunimo garantijas. Mūsų laikas eina į pabaigą, paskutinis klausimas, prašau. Dar apie pameistrystės alijansą, Vytautas iš BTV žinių. Kada toks mechanizmas realiai galėtų pradėti veikti Lietuvoje ir gal galėtume duoti pavyzdį, kaip jisai atrodytų? Pavyzdžiui, jaunuolis užbaigė mokyklą, ką jis toliau daro? Dėkoju už klausimą. Iš tiesų, aš manau, kad dalinai kai kur ir veikia tas pameistrystės modelis, tai profesinio rengimo centruose. Ir norėčiau pasakyti, kad čia iš tiesų eina kalba apie tai, kad būdamas studentas, jaunas tas žmogus, nuo pat, sakykime, pirmųjų savo studijų metų galėtų derinti teorinės žinias ir praktinės. Tai yra teorinės, sakykime, universitete, kolegijoje įgyja ir tuo pačiu metu atlieka praktikas per visą studijų procesą. Yra tokių valstybių ir vakar mes išgirdome iš tiesų, kada dalinomės informaciją apie pameistrystės situaciją kiekvienoje šalyje, tai tiesiog išgirdome iš kolegų pavyzdžių, kad kitose valstybėse yra net 60%, sakykime, praktiniam tam darbui skiriama ir 40% teoriniam. Ir tai yra nuoseklus procesas. Be abejonės, jeigu studentas 3 ar 4 metus besimokydamas kartu su teorinėmis žiniomis turi galimybę, sakykime, verslo įmonėje ar kitoje įmonėje gauti praktinius įgūdžius, be abejonės jisai bus labai gerai pasiruošęs darbo rinkai ir manau, kad tai dalinai tikrai galės išspręsti jaunimo nedarbo problemą. Bet to ir yra motyvacija. Pats verslas ar kita organizacija, kuri priima tą jauną žmogų, jį tiesiog jį užsiaugina. Tai manau, kad tai irgi yra pridėtinė vertė. Ačiū visiems už klausimus. Jeigu būtų daugiau, mielai atsakysim po spaudos konferencijos. Dėkui.